Taigi, ar kalbėtojas vaidina, ar oratorius yra aktorius? Aš manyčiau, kad oratorius ir aktoriaus tikslai yra skirtingi. Aktorius kuria meno tiesą, kuri gali labai skirtis nuo gyvenimo tiesos. Aktorius tengiasi, kad vadinamoji psichinė distancija, tai anglų mokslininko Edvardo Bulo terminas, būtų kuo mažesnė, bet jeigu ta distancija visai išnyks, mes nebeskirsime, kur yra menas, kur yra realybė. Įsivaizduokime, scenoje vaidinamas Otelas, baigiamoji scena, smaugia moterį ir publika rėkdama, klykdama puola skambinti policijai, nes čia žudomas žmogus. Mes visiškai tada persikeliame į meninę sritį ir nebesuvokime, kur yra gyvenimas. Oratoriaus tikslai yra kiti. Oratorius nekuria alternatyvios meno tiesos, jis gyvena kartu su mumis mūsų gyvenime ir jo įtaigumas yra kitoks. Žinoma, ir emocija, kaip ir mene, bet ir logika ir jo paties įvaizdis etosas. Oratoriaus kalbėjimas priklauso nuo retorinės situacijos. Vienoj vietoje šventėje jisai kalbės vienaip, kokiam oficialiam renginį kitaip, o aktorius tą patį tekstą vis dėlto jis vaidins gana panašiai, gal šiek tiek su kažkomis variacijomis. Jeigu kalbėdamas per daug vaidinsite, jis ir žiūrės kaip į aktorių. Manys, kad galbūt jūs esate neadekvatus, nes ta situacija visiškai atrodo kažkokia keista. Jeigu jūs kalbėdamas pradėsite imituoti kitus balsus, tai storų, tai plonų, tai greitai, tai lėtai, tai patikėkite, publika tiesiog sutriks. Aktorius visą laiką slepiasi po svetimo kaukę, o oratorius turi gyventi savo gyvenimą.